Labas visiems, sveikinasi su jumis iš mašinos. Tai va, važiuoju į sodą. Šiam planai buvo iš tikrųjų su autobusu važiuoti, nes norėjau užsivežti šiukšles. Ten lovas tas, kur sklype yra, padangas, ratus visus. Bet atsitiko taip, kad autobusas yra vėl servise ir jau antrą savaitę jisai servise. Tai po praeito karto, kai buvau į sodą atvažiavęs, gavau negrįžtų namo jau. Viskas buvo kaip ir gerai, bet kai išvažinėjau, žodžiu, paspaudė gazą ir jisai užgesta. Tai žodžiu, nuvarius į servisą, pasakė, kad siurblys, sugedęs kuro. Žodžiu, išėmė, pasakė, kad tas jau nebesiremontuoja, ieško kito. Čia ieškojau kito kiek laiko, nebuvo paprasta labai, nes tinka tik tai ten pagal kažkokį vieną kodą. Suradau tą kitą, nupirkau, nuvežiau. Paskambina, sako, ir tas siurblys testo ten nepraėjo kažkokį. Tai nežinau, ten taisys, netaisys į ten. Bus matyt. Žodžiu, apsidžiaugiau, kad su autobusu galėsiu šiukšlę išvežti ir šiukšlių nevešiu kol kas. Tai šiandien bus vienas, nes yra ketvirtadienis. Pasiėmiau tiesiog laisvadieniu. Bandysiu gal medžius kokius prasipjaustyti, reikia iš krūmų ten šiukšlės išrankėt visokias. Kasti ten visą tą brudą nekasiu, nes šlapia yra. Greičiausiai jau sausa ir nebebus jau. O žodžiu, kažką bandysiu padaryti. Reikia judėti į priekį vis tiek. Nesėdėt. Ką, susitiksim sode. Na, viskas. Atvažiavau. Tai va, viskas kaip ir praeitą kartą palikom. Beje, nebėra skardų. Išsivežė žmogus. Atvežė šiukšlių maišų. Ačiū jam labai. Panaudosim toj. Tai va, eisiu į čia, va, turbūt tuose krūmuose, va, yra daug čia visko prikimšta. Tai norisi apsivalyti, va, visas va šitas vietas. Ta šaldytuvo ten. Žodžiu, reikės pasikapstyti gerai čia. Nes reikėtų išsipjauti visus tos krūmus po to. Medį nusipjaut. Šitą medį. Anuos medžius. Tai va, pjūklas praeito kartą čipės, tai pasiėmiau galastuvą. Neturėjau laiko iš tikrųjų namie pasigalast. Tai ką, paviškai reikės darbuotis. Šitas šiukšlynas, tai siaubas čia. Gerai, tos vatos visokios susidės dar į maišus. Bet va tavo krūva, va čia va, ir anoj pusėj neduoda ramybės. Kaip visą laiką reikia eiti daryti ir tada kažkas pasidarys. Lėtai ar greitai, bet vis tiek į priekį. Biškiai išsitraukiau šiukšlių. Tai va, atlaisvėja čiučiut vieta. Stiklų tai čia beprotiškai daug, jau kiek surankiau, nunešiau. Čia kosmosas. Pridaužyta kiek. Aišku, yra dar tų smulkių šiukšlių, bet reikės paskui gal ne šiandien apsipjaut biški čia tas krūmus, kad biški lengviau būtų susirankiot viską. Dabar eisiu prie šitos krūvelės. Įspėjau savo bagažinės dangtis. Jaučiu,
Geriausia būtų jį supjaustyti, taip, kad sukišti polipropleninius maišus, nes taip niekas jo neveš, niekas jo čia nepriims su tokiam detalėm, kaip ir šitą va. Realiai tas pats plastikas, bet va, nuo automobilio ir jo nepriima šiukšlynas. Bet sudėjusi maišus priima. O toks va lifehackas. Tai va, šitie maišai čia jau senai sukrauti strunyje, tai reikia perdėti kitus maišus viską. Ir bus jau atlaisvintas nemažas čia plotelis. Vienam biškį nuobodu dirbti kažkaip. Bet ką padarysi? Reikia judėti. Tai va, šiandien šiukšlių nevežiosiu į priekį, nes motobloko dar nepatobulinau, kaip sakiau, kad ratuką uždėsiu. Tai gal čia kurią kitą dieną, jeigu nelis gal rytoj, reikės šitą dalyką padaryti. Tai bus paprasčiau truputį. Tik ką, reikia sukast dantis ir eiti toliau. Traukti šiukšlės. Ne, viskas šiandien turbūt stabdau darbą. Paskambinu iš serviso, sako, kaip ir autobusas važiuoja, tai greičiausiai reikės važiuoti pasimti autobusą. Ir pratęs darbus gal rytoj, tai norėčiau labiau išsivežti šiukšlių, o paskui kraut toliau, tai lėkiu turbūt pasimti tranzitą savo. Ir biški keisis planas. Nu va, pasiėmiau autobusą jau. Tai laimės pilnas kelnes važiuoja. Aišku, ne iki galo gal gerai, nes reikia turbiną pakeisti. Aš ją kaip ir turiu, bet ten biški užpūvę varžtai, tai ne visi apsima. Kas apsima brangiai labai. Tai čia kaip ir sutariau, bet sakiau jau sekančiam kartui. O dabar, žodžiu, viskas veikia, važiuoja. Svarbiausia, galima bus naudot pagal paskirtį, pagaliau. Tai šiandien jau sodą nevažiuosiu, žiūriu kaip ir lietus norėtų lyt. Aišku, gal nelys, gal tik taip atrodo, bet bandysiu gal rytoj, jeigu oras leis. Tai va, į ką tai susitiksim kitą dieną už sekundės. Nu ką, sveiki, nauja diena. Važiuoju į sodą, pabandysiu gal tas padangas išsivežti. Ba šiandien lyja oras nekoks, tai dirbti irgi nėra malonumo per lietų. Aišku, stipriai nelyja, bet ilgai padirbus turbūt visą šlapias būčiau. Tai pabandysiu pasiskambinti dar į šiukšlyną, pasiklaust ir jeigu viskas gerai, tai bandysiu susikrauti tas padangas, išsivežti. Pažiūrėsiu, gal dar kažką išvešiu. Nu, žodžiu, padangų turbūt nevešiu, nes pasiskambinau čia į stambiagabaritės, kur priima, tai sako, iki 5 padangų galima atvežti. Pas mane čia bus daugiau nei 30 padangų. Tai kažkur ten į Palemoną, ar kur ten sako bandyti vežti. Tai aš gal paliksiu tas padangas vyrukam, kurie veža šiukšlės. Tiesiog jie ten ima nuo padangos po 2 eurus, nu tai jau tiek to. Ar taip man reikėstų susimokėti aikšteliai ir kitoj turbūt už tas padangas. Tai pabandysiu gal išvežti čia tą krūvą visokių valobų. Va. Bent tiek, kadangi jau atvažiavau. Nu va, pasikroviau. Šitų kilimų dabar nedėjau, tiek to. Bet va visą tą kampą pavyko sudėti. Jo, taip. Nu va, pirmas vežimas bus padarytas. Įdomu, kaip seksis ten. Nes dažniausiai išsikalinėja jie ten. Ypač tokiam Ašigolio gatvėj. Kas Kaune gyvena, žinos, kam teko susidurti. Ten visą laiką kažkas negerai su tuo dėdu. Tai va, bandysiu vežti Kuršių gatvę.
Pažiūrėsim. Nu viskas, lovas išmečiau, viskas sklandžiai praėjo kažkaip. Man jau fobija nuo tų aikštelių stambių gabaričių. Po to, kai Šigolio gatvė anksčiau kažkokią smulkmeną nuveždavau, tai pastovi kažkokios bėdos, matyt, nori pinigų gauti, kas nepaslaptis turbūt niekam. Tai va, sušlapau visas. Žodžiu, šiandien netinkama diena dirbti sode. Tai visgi važiuoju namo turbūt. Bent vieną dalyką padariau. Vėl susitiksim turbūt kitą dieną. Nu ką, sveiki. Kita diena vėl. Tai šiandien sekmadienis. Saulė kaip šviečia. Tai turiu pagalbos. Eisim kažką daryti. Oras gražus, aišku, biški vėsoka dar. Bet bent jau nelyja, nes čia šeštadienį tai visą dieną lyjo ir naktį lyjo. Tai nelabai ką ir galėjau padaryti. Tai žodžiu, einam dirbti. Riešutų gal kam? Ir kas čia yra? Čia panašu į kažkokių ne vyšnių kauliukų, nežinau, kažkokius kauliukus. Bet va, visi galai pragraužti. Įdomiai. Bet man atrodo, kad čia kauliukai. Tai va, visas šitas balkis. Viduje va taip va buvo prineštas kauliukų kažkokių. Va, po truputį pjaustamės tas lentas va. Daugumų galvom, kad jos išmirkytos labai, bet va, niek čia neišmirkyta. Tai labai gražiai susidegina. Va, įsitvarkėm biškį šiukšlyną. Čia va tą kampelį, visą šaldytuvą išsinešėm. Čia dar aišku liko visko šiferio, visko. Šitą reikės peiso bagažinę supjauti, šitos išnešti. Aišku, dar daug darbo čia. Bet šiandien labai geras oras, smagu dirbti. Apart to, kad labai prilyjo ir šlapia vaikščiot. Bet smagu. Nežinau, ką šiandien ilgai vis tiek nedirbsim. Gal dar tai porą valandų kokį. Tai pasipjaustysim biškį čia tos pabėgius ir ką čia nežinau net. Ar čia pabėgiai jau. Gal kai kurie ir buvo pabėgiai. Bet ne visi tikrai. Tiesiog nutepta kažkuo. Tai pjūklo grandinę pavyko dar kartą pagalast. Tai kaip ir neblogai pjauna. Iki pirmo vinies. Dar norėtume šiandien kokį medį nusipjauti. Nežinau, ar čia šitos pjaustyt. Ar eit dėl smagumo kokį medį nusiverst. Pagalvosim.
ką, šiandien viskas turbūt jau beveik 3 valandos, vis dėlto sekmadienis, tai sekmadieniais ilgai nedirbam. Tai ką čia padarėm gero? Tai va, sutvarkėm šiukšlės visas. Čia aplink tai erdvės atsirado, vieną medį išpjovėm. Va, matosi, palikom dar aukštai kelmą. Gal lengviau bus išraut paskui su ekskavatorium. Pasismulkinam šitos balkius. Tai šiaip švarus, sakau, čia turbūt nėra pabėgiai, nes nei dūmina, nei ką. Kažko buvo nutepta, bet neaišku čia kuo. Ne visi, kai kurie tai pamirkyti. Va, pavyzdžiui, čia va matos. Tai jau tokio nelabai degint galima, nes tikrai dūmins. Šitas šiukšlynas dar lieka kitiem kartam. Tai sakiau, ką tik vatas va surinksiu putplašius visokius šiukšlės. Liks tik tai tą papuvus medieną, tai reiks ekskavatorių samdytis, vis tiek viską lygiant. Tai gal biški ten pakas, kur nieko nedarysiu, nes beprasmiška turbūt šitą dalyką išmetinėt. Kad čia radom kažkokį įdomų aparatą. Čia panašu, kad kokios didžiulės megos varkės vežimėlės ar kas čia. Neaišku. Rankenos tokios. Formelė kažkokia va. Aliuminė. Tai va, visas medis dega, kur supjaustėm. Gražiai. Šiukšlės pasinešiojom į priekį. Šiandien su motobloku nevažinėjom. Vis labai minkšta žemė čia. Va, kai šaldytuvą atkasėm. Visas šaldytuvas surudėjęs, išskyrus tie lipdukai. Dadų ledai Augusto. Geriausias sūris. Gerai atrodo. Man atrodo, net po lipdukais yra supuvę viskas. Tai va tokia krūvelė. Šitą gal aš pats išsivešiu visą. Šitą nežinau. Paliksim kitiem gal. Dėl šito irgi neapsisprendžiu. Nes šiaip šiferis išmest gan brangiai kainuoja. O žinok, čia prisikrausi, nuvažiuosi, nesusitarsi ten už kažkokią pinigų sumą, sakys, mokėk visą sumą. Paliksiu irgi turbūt hebrytį išvežti, kai bus proga. Tai va, kas lieka toliau tvarkytis šiukšlyną, žodžiu, kas beliko ir susipjaut medžius likusius, krūmus. Dar ten šiukšlių krūva iš tikrųjų krūmuose. Ir paskui reikės galvoti apie ekskavatorių čia, jeigu nebus labai stipri žiema. Tai va, visiems ačiū, kurie dažiūrėjo iki galo. Kas dažiūrėjo, paspauskit laiką etapę. Čiau.